dangaus žydryniai, pilnas spindulių. Kiekvienoj gatveliai čia surasi Oną. Garsina miestelį jos ne tik vardu. Čia beržai ir gluosniai kalbasi su vėju, o sodybas puošia rankų daug darbščių. Mūsų tėvai gyvena, pjauna, aria, sėja. Čia ir aš pavargus į namus grįžtu. Kaip man neminėti tėviškėlės vėjo, mūsų bažnytėlės, protėvių kapų. Kaip nepaminėti žemės artojėlių, kaip mane dainuoti jų skambių dainų. Šiais Karolinos Kazlauskienės eilėraščio klovainiais žodžiais pradedame vakarinę Oninių dalį. Tad labas vakaras visiems šiandien čia susirinkusiems, mūsų Klovainių miestelio gyventojams, mūsų mielieji Klovainių miestelio gyventojai svečiams, mūsų tėvynainiams, visiems atvykusiems iš aplinkinių miestelių. Ir noriu jūs supažindinti su šio vakaro programa. Netrukus jums koncertuos grupė iš Panevėžio Nešpėtni bernai. Savo dainą mano mielą tau dainuoju ir vairuoju savo laivą amžinai. Tu krante manęs palauki, aš žuvelę tau pagausiu, tavo laimė, kad jūreiviu tu tiki. Tu krante manęs palauki, aš žuvelę tau pagausiu, tavo laimė, kad jūreiviu tu tiki. Ir iš toliau pakvieskit. Jau kiek aš svajojau gauti turtingą, supratingą žentą, o jinai matai su to valkata studentų. Nu, mamytė, kiek jau kartų bankininkas Pakulis manęs prašė, kad tave už jo išleisčiau. Pakulis? Tas senis? Ne, už jo aš jau tikrai netekėsiu. Panelė užsidarė miegamajame verkia. Ponia piktai išėjo į sodą. Bet kas man, kai ponios pykstasi? Susipyks ir vėl greit susigerins. Nusės, brangusis, pasitarsim, pakalbėsim. Tik jau net šitos kėdės. O ką tas reikia? Man čia jau kas kita. O tai reiškia, kad aš galutinai apsisprendžiu vesti. Iš to reikalo pas tave atėjau. Ar kalbėjai su Stase? Kalbėjau, bet jinai atsisako mano ir tavo norus pildyti. Dar pernai man vienas vaistininkas davė meilės lašų. O tu rytoj įmiešk jo į vyną ir pavaišink Stasį. Pamatysi, kaip į mane meiliai ir džiaugsmingai sutiks. Nueik į rūsį ir atnešk pačią geriausių vyno bonką. Tik pasiskubim. Klausau, ponia Rozalė. Tiesa, ir Ievai pasakyk, kad atneštų du stiklu. Gerai, ponia. Greitai. Padarysiu taip. Įsipilsiu savo gryno vyno, o į likusį įpilsiu eliksyrą. Ir įpilsiu Stasiai. Vienas nemalonumas seka kitą.
Vakar su motina susipykau. Betgi kas man belieka daryti? Vienam, šiaip, vaikeli. Oi, Stasytė, tai gerai, kad apie vieną radau. Gerai, kad tu atėjai. O tai ateina. Kas dabar bus, juk dar duryje sutiksiu. O kas bus, jeigu tave jį pamatys? Daryk, ką nors brangioji, Stasytė. Ladelė, spinta, slėptis tikrai šitą spintą. Tai išgerkime tada, užbūsima laimė. Taip, būk sveika, mamyte. Aš tavęs tokios geros dar niekad nemačiau. Į sveikatą. Dabar suprantu, tai ir tu to vyno gėrį. O kas tau rūpi, gėrio vanė? Aš niekaip negaliu suprasti, kokį eliksyrą jūs įsiminėt. Tai meilės eleksyras, kurį mes Tos gražėja. Sutvarkyta aplinka džiugina ne tik mus pačius, bet gerų emocijų sukelia ir svečiams. Jau daugelį metų Klovainiuose gyvuoja graži tradicija pagerbti miesto gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkus, kurie negaili savo laiko, jėgų, pinigų, kad jų aplinka būtų kūrybingai ir išradingai sutvarkyta bei papuošta. Nors visi aplankyti sodybų šeimininkai tvirtina, grožiai kūriantis patys savo, mes visi matome tą išpuoselėtą aplinką ir džiaugiamės ją. Gražios ne tik pavienės sodybos, gražūs Klovainiai. Komisijai, Janinai, Dianai, Ligitai, Ingai, Ritai ir Arūnui buvo be galo sunku nuspręsti, kurių sodybų šeimininkai verti geriausiųjų vardo. Be jokios abejonės visi nusipelno kuo gražiausių padėkos ir pagirimo žodžių. Tad ir šiemet laikomės tradicijos pagerbti ir paskatinti kuo daugiau žmonių ir vieną šeimos narį kviesime važiuoti į ekskursiją Anykščių link. Mūsų miestelio šventė pavadinta Skrybėlėtoji. Ne šiaip savo. Tikslas išsiskirti iš kitų švenčių. Ir sutikite, skrybėlaitėmis pasipuošę žmonės išskirtiniai. Skrybėlaitė išsiskiria iš minios, suteikia grožio, pasitikėjimo savimi, rafitonumo, paslaptingumo, atkreipia dėmesį. Tad mūsų pirmiausia kultūros namų šokių kolektyvas, linijinių šokių kolektyvas jums parodys, kaip puikiai atrodo moteris su skrybėlaitėmis. Kviečiame ją. Išlydim komisiją ovacijomis išlydim komisiją rinkti skrybėlaičių ir pasitinkam mūsų kultūros namų linijinių šokių kolektyvą. Thank you.
jos visad norėsiu. Žinau, kad neieškojai, neištirtų pavojų. Klastingi meilės pastai pradėjo skaudžiai kasti. Jaučiu, kad pasiilgau, vienatvės naktis ilgos. Jei lauksiu ir kentėsiu, numirsiu, negailėsiu. Kol suves mūsų komisijos pirmininkas skribelėtasias damas, truputį išduosiu paslaptį, iš kur mes gavom šią puikią dovaną. Tai mūsų rėmėjo Lietuvos radijo ir televizijos centro dovana mums, mūsų gražiausiai skribelaitei. Ačiū jiems. Pradėsim apdovanojimą. Nu, kol dar nepradėjom, paplokite pačiom gražiausiam šio vakaro damom su skribelaitėm. Tikrai labai gražios ir nuostabios. Net eina širpuliukai man per kūną stovint šalia. Paplojam visi, paplojam, palaikom. Originaliausiai papuoštas skrybėlis komisijos sprendimu. Atspėkit kieno. Valia, iš tikrųjų, mūsų pati brangiausia ir mylimiausia Stefutė šį vakarą yra pati nuostabiausia ir gražiausia skribelaitė. Taigi, sveikiname visi! Audringi aplodismentai pačiai gražiausiai mūsų damai šį vakarą. Leiskite pabučiuoti jūsų ranką.
Ona. Gražiausias moteriškas vardas, reiškintis žavumą, malonę bei gailestingumą. Onos vardas yra minimas Naujajame testamente. Šį vardą turėjo pranašė, kuri šventykloje pasakė, jog vaikelis Jėzus yra Mesijas. Šventojo Joakimo žmona ir švenčiausiosios mergelės motina taip pat turėjo šį vardą. Amžiams bėgant, Onos vardas plito visoje Europoje. Tiesa, Europos kraštuose labiau mėgiamas jo variantas Ana. Onos vardu buvo vadinamos net 6 Anglijos karalienės. Ji taip pat turėjo ne viena Prancūzijos ir Rusijos karališkųjų šeimų atstovė. Ir mes galime pasidžiaugti, kad klovainiai nuo seno garsėja šio vardo atlaidais. Ir šį vardą nešiojančiomis moterimis. Beje, šio gražaus vardo variantų yra daugiau. Onutė, Onė, Ana, Anabelė, Anita, Ane, Hana, Anisa, Hena, Hendel net. Taigi, visas onutes kviečiame čia prisijungti prie manęs, nes norim jūs gražiai pagerbti ir pasveikinti. Tad kviečiu ir viešnias, ir apsidairykit, gal šalia jūsų stovi ir nedrįsta kukli onutė. Iš kaimynų, iš svečių. Tad dabar aš tokioj gražioj kompanijoj noriu jūs pasveikinti motinos Teresės žodžiais. Gerbiamas mūsų onutės. Gyvenimas yra galimybė. Pasinaudokit ją. Gyvenimas yra grožis. Žavėkitės juo. Gyvenimas yra palaima. Mėgaukitės juo. Gyvenimas yra svajonė. Išpildykit ją. Gyvenimas yra ir iššūkis. Priimkit jį. Gyvenimas yra pareiga ir reikia vykdyti ją. Gyvenimas yra žaidimas, tad žaiskit jį. Gyvenimas yra pažadas, tesėkit jį. Gyvenimas yra ir liūdesys, tad reikia išgyventi jį. Gyvenimas daina, tad reikia dainuoti ją. Gyvenimas yra dar ir kova, priimkit ją. Gyvenimas tragedija, išlaikykit ją. Gyvenimas taip pat ir nuotykis, išdrįskit jį priimti. Gyvenimas yra sėkmė, pasiekit ją. Gyvenimas pernelyg brangus, kad jį naikintų. Gyvenimas yra gyvenimas, kovokite už jį. Būkit sveikos ir gražios. O dabar mūsų šalingas jaunuolis įteiks jums saldžias dovanėles. Tad publika, nors onutė nešilta, žinoma, mūsų onučiai širdis, aplodismentai. Ačiū Jums, kad Jūs neįsigandot lietaus ir atėjot čia pas mus kartu su mumis pabūti. Nes, kaip ir minėjau, klovainiai garsėja Onos atlaidais, tad labai smagu Jūs čia matyti ir Jūs čia pasveikinti. Tad galbūt tarsite žodį ir Jūs. Mūsų tiek nedaug teliko. Jaunimas, ko Jūs pavepė tokie, kodėl onučių mums nėra? Žiūrėkit, kad nebūtų taip, kaip šituose žodžiuose. Ar dar susitiksim, juk niekas nežino. Mes kelsime taurę putojančio vyno, už laimės lašelį, už džiaugsmo truputį, kad leido likimas kartu mums pabūti.
bendruomenės visuotinio susirinkimo metu įgaliname Klovainių bendruomenės garbės narystę, kurią suteikiame ypatingiams bendruomenės nariams arba klovainiečiams. Jau turim 3 garbės narius, o šiandien ypatinga proga Klovainių garbės nario sertifikatą norime įteikti Romualdui Staišiūnui už ilgametį darbą Klovainių labui. Ramutė. Klovainių bendruomenės garbės nario sertifikatas Romualdui Staišiūnui už teiktą nuolatinę pagalbą apjungiant bendruomenę, už kurtą gražesnę, prasmingesnę aplinką ir nuoširdų darbą Klovainių miestelio labui ir jo žmonėms. Ačiū Jums, padėkokim mūsų buvusiams